Sveiki visi. Noriu jūs paskatinti prisijungti prie mano Discordo serverio, kur galėsit tiesiog bendrauti su kitais žmonėmis, mokytis ir dalinti savo patirtimi. Netrukus išleisiu VIP rolę. Čia yra parašyta, ką galėsite gauti papildomai. Čia yra visokie neidų lainupai, yra visokie play ir su mano video, kaip man jie gavos. Tai jo, lauksiu jūsų prisijungiant ir gero žiūrėjimo. Tiesiog vėl gali čia atsistoti ir tiesiog su streifais AD bandai ant bolto galos, tipo, sulygint. Kad pajaustum savo counter streifingus. Kad pajaustum movementą, kad būtų jie on point visą laiką. Nes jis yra svarbus dalykas, šitą dalyką išmastint. Tai... Tuoj pasižiūriu aš ką tu. Jo, žiūrim. Bandyk dabar daryti. O, gerai. Aišku, tik tais, tu nenori taisyti, tu nori viską iš pirmą kartą padaryti. Yra viena tokia klaida, pažiūrėk biškė, mano streamą. Tu kai... Pasakyk, kai žiūri. Jau. Tu kai bandai sulyginti tą botą, ne, tu kartais su savo movementu čia tokį small movementą padarai dar antrą kartą. Jo, kad užvestum šitą ant boto. Tai tu turi iš vieno movemento viską. AD. Maždaug turi jaus. Jeigu nepataikai, nieko tokio, netaisyk. Tiesiog eik prie kito boto ir bandyk užvest ant jo teisingai. Tai maždaug kažkas tokio. Pabandyk dar. Jo, kažkas tokio, dabar geriau. Jo, tai dabar tą pratimą gerai darai, tai žiūrėk, dabar vėl pasijung tą streamą mano. Dabar bus antras pratimas, ten tiesiog gali realiai visą laiką šitą pratimą daryti kaip pirmą, tiesiog apšilimui, kad pajaus savo movementą. Ir tada mes pridėsim shootingą, tai tiesiog AD, jeigu mes praeinam prie su crosshair'u už boto, tai tiesiog mes adjustinam ant jo galvos. Ne? Jau. Vėl crosshair'ą tiesiog vėlė nieko nedarom. Ir tiesiog kai su counter straifinam, tada adjustinam ant boto. Tai... Padaryk dabar tu, aš pažiūrėsiu, ar gerai darai. Pirmą nori su counter streifint, adjustinti ir grąžinti. galvos. Jo. Čia va, to boto, kur nenašoja, tiesiog nesu counter streifinai, tai tu nori pirmą su counter streifint, pavyzdžiui, jeigu eini dabar su A raidė, tai eini AD ir tik tada adjustini ant boto crosshair'ą, ne? O, taip, kažkas tokio. Bet tu nenori one-tapint, tu nori bursint, nes tu dažniau in-game bursini negu one-tapini. Jo. Gerai, šitą pratimą irgi gerai darai. Tik tais reikėtų juos kartoti ir tada bus gerai. Gerai, tada einam prie kito mapo, to Aim Fast Reflex. Pažiūrėsim, kaip su trackingu tau sekas. Tai pasakyk vėl, kada mano streamą pradėsi žiūrėti. Vėl parodysim, kaip pratimą daryti, tada tu pabandysi. Gerai, žiūriu. Tai vėl susirandi botą, kuris, nežinau, kad iš toli atbėgtų ir tu jį maždaug bandai trekinti. Patrekinti 2 sekundės ir tada gali šauti. Jeigu nepataikai, tai toliau sekiau. Pavyzdžiui, aš nepataikysiu, aš jį toliau bandau sekti. Ir nepradedam tiesiog spamint, bet tiesiog va. Smooth aimas, ne? Tai pabandyk dabar tu padaryt. Nusipirk dyglą dabar. Yeah. O, teisingai.
Aišku, ilgai taip trekint nereikia, tiesiog 2 kokias sekundės sėki su to krosėro ant jo galvos ir tada gali šaut. Jeigu nepataikai, toliau sėki. Ir nenuflikink taip tiesiog random, kai iššauni šoto. Tiesiog jeigu nepataikai, toliau jį sėki, ne? Bet visai neblogai darai. Kai pirmą kartą darai, tai neblogai. Ir sakau, stenkis iki galo jį trekint, iki jo mirties, kol jisai įkris arba kol tu jį nušausi. Gerai, aš tada tau duosiu sudėtingesnį vieną pratimą, tai pažiūrėk vėl mano streamą. Pasakyk, kada žiūri. Atsijungtas arba? Ne, ten pat dar bus. Pasakyk, kada žiūri. Jau. Tai va, dabar mes tiesiog su kalašu būsim ir norim pridėti dar movementą, tai praeitam map'e mes treniravom counter strafingą, ne, tu ten viską gerai darai, tai dabar reikės čia ir counter strafingą pridėti, ir trackingą, ir shootingą, ne. Tai pavyzdžiui, mes vėl susirandam botą kokį nors, su counter strafinam ir tada bandom vėl jį trackint biškę, ne. Tai maždaug taip atrodo. Jeigu nepataikom, tiesiog vėl tą patį targetą šaudom, nekeičiam boto. Aišku, jeigu mums nesigauna, tarkim, toks priejas gaunas, ne, tai mes norim cancelinti ir iš naujo vėl daryti. Tu counter strafe ir tada trackini biškį. Ir tada galėsi, kai jau normaliai šotus hitinsi, tada galėsi jau pridėti ir greičio ir tiesiog. Tai maždaug taip atrodo, ne? Tai pabandyk dabar tu. Pažiūrėsim, kaip tau šitas pratimas gaunas. Stenkis tu jį trackint, nes tu kai su counter strafini, tu tiesiog bandai ant jo tiesiog į krūtinę šaudai. Stenkis bandyt būtų ant jo galvos ir kai tu dar counter strafini, tu jau nori bandyti jį trackint, ne? Nu, gerai. Spirėjas biškio, bet irgi reikėtų patreniruoti ir bus. Gerai, ir galiu dar vieną pratimą duot. Čia biškį... Tam pačiam serve? Aimbotose dabar duosiu. Žiūrė? Ar dar siuntė? Jo, siunčia, bet galiu žiūrėti. Okay, tai va čia tave atsponins, reikės biškiai į priekį paeiti, čia susimažini botus biškiai, kad daugiau FPS būtų. Ir tada čia yra tokia platforma virš tavęs, tai padarai, kad atsidarytų šitą sieną ir tiesiog šitą sieną sudarai. Yra tavo botai automatiškai atsisponina, ne? Ir čia gali užsirakinti šitą, kad nepaspaustum čia netyčia ant ginklų. FPS boostas va dar pasijungia ir all good. Dabar tas pratimas, kaip atrodo, mes tiesiog vaikštam vėl į bet kurią pusę.
Bet kaip, ir mes bandom trekinti jo galvą, ne? Matai, aš su crosshair'u jį seku. Mes su A. counter strafeinam ir tada flikinam ant to žmogaus, ne? Tai maždaug kaip atrodo biškai greičiau. Ir man bandyti ką, pataikyti į galvą iš karto, ar Jo, tiesiog jo, jo. nuspauti? Tau, nu jo. Tau užduotis pataikyti kitam botui į galvą, kai tu flikini. Aišku, žiūrėk, dar labai daug žmonių daro klaidą, kad tipo trekina žmogus, su counter strafina ir overflikina per daug. Ir tada iš overfliko taiso savo crosshair'ą ir bando adjustinti į botą. Tai tu maždaug, kai tu vėl seksi, kai tu maždaug vesi ant kito boto, tu nori nedaflikinti, ne? Kaip čia, underflikinti, va. Underflikini ir tada taisai iš savo underfliko ir adjustini crosshair'ą. Tai maždaug Okay, taip tai atrodo. geriau mažiau nei per daug. Jo, geriau mažiau. Taip, ir dabar vesti galvą, vaikščioti ir tada iškart mesti. Jo. Bet kaip vaikštai, tada bet kaip vaikštai, ant šito pirmo boto, kurį trekini, tu counter strafini jo ir tada flikini ant kito žmogaus. Į vieną pusę ir į kitą. Jo, Ir tada ir iškart su S, ir su D, Nu, va, ir tipo, jo, S ir su D, ir visaip, bet kaip vaikštai. Bet kaip, WS, WA spaudė, oi, ne WS, bet WA, WD, SA, nesvarbu. Bet tu ant counter strafini ant šito pirmo boto ir tada nuvedi. Bet pirmą lėtai daryk. Ir tada šauni tą. Jo. Bet daugiau biški tokių movementų padaryk į visas pusės. Į priekį, į galą, į šoną, į kairę, dešinę. Žiūrėk, biški netaip darai pratimą, pažiūrėk vėl man streamą. Tu darai taip, žiūri? Aha. Tu tiesiog darai jo taip su AD, darai ir tada su counter strafeinės flikiniam botą. Kaip reikia daryti, va, aš einu su WA, su D, va, bet į bet kurias pusės, va, aplinkui. Bandau, tipo, kuo daugiau movementų padaryti, kad galėčiau lavinti savo trackingą, ne? Ir kaip ant šito boto su counter strafinu, aš jau, pavyzdžiui, noriu flikinti ant kito boto. Su counter strafinu ir tada flikinu ant kito boto ir tada šaunu, ne? Tai maždaug tai turėtų būti, va, į visas pusės eini. Ja. O tu, kaip darai, tu tiesiog taip darai arba į kitą pusę darai. Reikėtų, va, su W biškį S ir taip tokį, nežinau, kaip cycle padaryti, kad tiesiog. Tai ja, maždaug taip turėtų atrodyti. Tai pabandyk vėl iš naujo. Pažiūrim, ar dabar gausis to. Jo, taip, jo. Gerai dabar. Bet sakau, tu nenori tepinti, tu nori bursinti, nes vėlgi dažniau bursini in-game negu tepini. Jo, matai, tu turėjai ant to pačio boto ir su counter strafint. Jo, baigt movement ant to pačio boto, kurį trekini ir tada flikini. Ir tada tą fliką, kai jau pradedi normaliai daryti šitą pratimą, tada tą fliką greitini vis. Greitini, bet aišku vėl ne overflikini, kaip aš ten aiškinau. Čia buvo klaida, nes reikia ant pačio pirmo boto, kurį trekini, su counter strafint, tai baigt judėti, ne? Su counter strafini, su AD, va taip, teisingai. Ir tada flikini, taip. Jo, dabar gerai. Ir sprayint nėra blogai. Nebūtinai čia tau reikia one tapint. Aš tau kaip tik siūlau sprayint arba bursint, jeigu one tapint.
Nu tai į krūtinę gali pataikyti. Arba. Bet vis tiek tą tikslas pataikyti į galvą, ne? Ir tos flikus tada bandai vis greitint. Bet teisingą formą darai, kaip sakiau, ne overflickint, geriau underflickint. Tai va, matau jau gerai darai, tai nežinau. Parodžiu tau tos 5 pratimus, kiek tu darysi, nežinau, čia jau tavo pasirinkimas. Bet aš tau, kiek iš demo mačiau, siūlau šitos 5 pratimus daryti. Nes demo mačiau, kad biški trūksta eimo. Ne eimo, bet trackingo. Ir Jau. tiesiog biški counter strafai tokie neužtikrinti. Tai jeigu šitos pratimus darysi, tu tiesiog patobulėsi toj srity. Ir nežinau, tiesiog